Labą dieną visiems. Gavom naujos prekės iš Graikija Kreta. Olivuogės aliejus yra 7 rūšis, skirtingas butelis. Olivuogės aliejus gavom. Labai gera kaina, aš jums pasakysiu. 5 litrės nuo pradžio didžiausio pridėsime. 5 litrės olivuogės aliejus kainas yra extra virgin 55 euro. Pasižiūrėkit butelis, čia metalinės. Švarų, gražus butelis ir gerą kokybę aš pabandu. Maždaug žinau, olivuogės aliejus ir labai gera kokybė. 3 litrė kaina 36 euro. Lengvai palyginti, kaip parduotuvėse kokias kainas yra. Litrinas, jo. 1 litras yra 12 euro. Extra virgin, Graikija, 1 litrė 12 euro. Lietuviškas aprašymas, viskas yra labai laukum. Ir dar yra kitos rūšis, yra 500 ml, 7 euro kaina. Yra dar su skoni, yra su 250 gram olivuogės aliejus su čili, yra 250 gram su česnakas olivuogės aliejus, česnakas skoni. Yra dar lietuviškai nelabai žinau, black truffle, juoda grybė, black truffle olivuogės aliejus, visos 3 yra 5 euro, šitas butelis yra 5 euro. Labai gerai kaina. Dabar mes turim daug olivuogės aliejus. Galima ten privatų žmonės, įmonės, Horeca, visiems galim parduoti tikrai. Nuo rytojus istanbul.lt mūsų svetainė, galim užsakyti šitos prekės. Greitai metu įdėsim nuotraukas. Informacijas jau yra, galite užsakyti per puslapį. Arba atvažiuokit Garūnų gatvė 56. Dirbam nuo 7 iki 4. Sekmadienį nedirbam, sekmadienį neatvažiuokit. Būna, kad daug klientas ir sekmadienį, tai mes per kameras matau. Sekmadienį nedirbam, laisvą dieną. Ir kitos dienos nuo 7 iki 4 atvažiuokit būtinai. Rekomenduojam darbo dienos atvažiuokit, šeštadienį pilna žmonės čia būna. Ir šiandien pastebėjau vieną dalyką. Paskutinio video aš biškį kalbėjau apie saulėgrąžų. Čia Semiškijo. Šitas apie šitą kalbėjo, saulėgrąžų. Labai gerai sako ir žmonės perka, užsakė, pabando ir šiandien pridėjo žmonės po 5, po 6 nupirk šitos prekės. Reiškia, klientas patvirtina, kad čia ir kad tikrai labai skanu. Čia yra turkiškas, ne belarus, ne rusų, čia turkiškas saulėgrąžų, tikrai labai gera. Čia be druskos, yra su druskos irgi, bet čia yra be druskos, tikrai ten. Man asmeniškai labai skanu. Eina prie basketbol, futbol mač, eina prie filmą, kada jūs žiūrit jo, ten prie televiziją labai gerai eina. Jeigu dirbat su kompiuteriu ar kažką, irgi eina. Ir gali, kad negalit sustabdyti valgyti. Toks geras. Jo. Ir mes irgi daug naujieną gavom į mūsų parduotuvę. Greitai metu gausim labai didelis asortimentas vėl chemijas, namų valymo chemijas gausim. Irgi dabar gerą kainą. Mes irgi pabandymą atvežėm, žmonės patinka, dar nori. Dabar vėl atsvešim, greitai metu ateis, man atrodo, po keli savaitę. Ir daug prieskonių turim. Žiūrėkit mūsų internetinę svetainę istanbul.lt. Daug naujieną prieskonių turim. Galit užsakyti gerą kokybę. Tokie kaip čia pasakyti, lietuviškai, nesumulkus, tokias nešiukšlės, tai nešiukšlės, tokias grini prieskoniai, be druskos būna, biškai mažiau druskos yra ir tik druskos yra, tokias įvairius, man atrodo, apie dabar jau 20 skirtingas drusko turim, druskos su prieskoniu turim irgi. Pasižiūrėkit mūsų internetinę svetainę, tikrai ten geras prekės turim, žmonės irgi daug naujienų. Prieskoniai, mes numeris 1 Lietuvoje, prieskoniai. Mes numeris 1 ir kiek įmanoma daugiau padidinam savo asortimentą pagal mūsų standartas. Pagal mūsų, viską neparduodam, pagal mūsų standartas turėtų būti. Jau virš 220, man atrodo, asortimentų turim. Bendrai su prieskoniu, druska ir šitam sėklos šitos kategorijos, daug sėklos yra. Ir ką dar turim, aišku, aš jums norėjau prinešti, mes parduotuvė, jeigu atvažiuojat parduotuvė, mes labai gerą kainą ryžį parduodam, basmati plovo ryžį.
Dauguma žino apie šitas prekes. Vat Mahmud basmati ryžiai, matot jo. Kaina yra 13,99. Bet šita kaina tik parduotuvė. Garūnų gatvė 56. Mes internete jau nebegalim visus šitos prekes, dėl to, kad jau kainas yra labai mažai, kaina labai geriausia kaina statom. Ir dėl to, kad negalim pristatymę, negalim padaryti, atvažiuokit Garūnų 56 ir galit nupirkti kiek norit. Kiek norit, 1-10 tonas mes ten pilną turim. Ir ką dar naujieną turim, mes galiu pasakyti, šiuo metu mes dėl kavos, mūsų turkiškas kavos tikrai kaip labai populiarių pasidarė ir kas paragavo turkiškas kavos, perka ir perka ir perka. Dar kartą jums parodysiu, atvažiuoju dabar prie lentinę, mūsų turkiškas kavos, parodysiu. Čia yra kavos pupelės, mūsų turkiškas kavos pupelės. Mehmet Efendi, o čia yra turkiškas kuru kahveci Mehmet Efendi, įmonės vadinasi. Ir Mehmet yra vardas, turkiai dauguma žino, Mr. Mehmet, kaip vadinasi, jeigu vertimą darom. Jos kavos yra įmonė pradėjo parduoti 1871 metų, jo prekyboje buvo šitas prekės, buvo pardavimas, žinai, kiek laiką anksčiau, amžius. Ir mes Lietuvoje jau metus daugiau ten prekiajom, bet žmonės labai patinka. Dabar didžiausią kiekis atvežėm į Vilniuje, pas mus, mūsų sandėlį. Ir tikrai labai rekomenduojam, kas paragavo, kas patinka ir tikrai žmonės geri. Yra 250 gramą, yra dar 500 gramą irgi turim. Nu, daugiamai kaip eina, žmonės arba 500 gram, arba 250 gram perka, paskui pridėję pirk po 100 gramų, dėl to, kad čia pigesnis pakavimas. Po 100 gramų ir po 100 gram atidaro, pavyzdžiui, namuose perka visą dėžę, kuri yra 25 vienetai, visą dėžę yra, užsakot ir tada po vieną atidarot. Kaina labai gerai, žinot, dabar pasaulyje yra kakava ir kava kainas kažkiek auga, mes statom labai gerai kainą realiai, ten mes labai didžiausią kiekis atvežėm Vilniuje, dėl to, kad mes konkurencinį plusą turim šiuo metu, jo. Taip. Ir kakao kainas visą pasaulyje, nu, kas mėgsta, gal kam įdomu, mato arba matys. Kakava kaina labai pabrango, dvigubė. Visą pasaulį gal atrodo, kaip man atrodo, dar pabrangs. Mes turim gerą kokybę, gerą kakavą, turim, va, turkiškas Mehmet Efendi, 100% kakava. 100, čia ne 20, čia ne 30, kuri parduotuvės jūs mato, čia yra 100%. Jo, mes turim. Ką dar naujieną turim? Dabar, žinai, ten buvo bumas, buvo su Dubajo čokoladas, jos ingredientas, bumas buvo, ten mes viską turim vietoje, viską turim. Sezam pasta, kaip žinot, gera kokybė, gera kaina, visur galit naudot. Turim belgiški šokoladą, belgiški šokoladas, o taip profesionaliai, žinot, tokie kaip pinigų tokie atrodo, ja. Taip. Yra pieninė, juodas šokoladas ir baltas šokoladas. 3 rūšys yra, 500 gram, 7,50. Mūsų internetinė svetainė yra, arba atvažiuosiu čia. Ir ką dar turim? Pistačių pasta. Pistačių pasta 100%. 100%. Lietuvoje ten nėra daug tikrai, kas parduoda 100%. Ir kaina yra 13,99. 100% pistačių pasta. Čia ne kremas, čia pasta, grinių pistačių. Jokio ten papildoma nieko nėra. Pistačių, American pistačių mes naudojam šitą prekės, importuojam, skrudinam ir tada pastą darom. Sumalam ir pastą darom. Ir dabar turim naujieną. Gal biškį bus geriau. Čia yra Dubajo čokoladam labai tinka irgi, bet čia jau paruošta.
50% pistačių, 50% sezamo pasta. Vat, nereikia atskirai nupirkti, galit šitą vieną užsakyti ir jau galima naudoti į gamintoją. Šokoladas padarys arba tortas padarys, nežinau, visur tinka, skonis labai gerai. Mūsų internetinė svetainė yra, kaina yra 12,50, iš kažkiek geriau jeigu pistačių. Tai irgi apsimoka. Ir ką dar naujieną turim, aš jums parodysiu. Jo. Pasižiūrėkit, taip parodysiu. Mūsų kruopos restoranams. Kruopos, gavom šitą vėl bulgur kruopos su makaronį, labai gerai prekės. Bulguras turim, čia turkiškas bulguras labai skanu, mažiau kalorija, jeigu ryžiai, rekomenduoju. Jo, čia pavažiuoju visą paletės, oliuvuogės aliejus turim vietoje. Kaip biškį parodysiu savo sandėlį. Kaip čia backstage. Mahmut ryžiai, basmat ryžiai, kaip paletę parduodam, labai gerai kokybė. O, dar vieną naujieną turim, irgi įdomu. Per internetą šitą prekės neparduodam, kaip kaldūnų. Kaina yra 2,80, 400 gramas. Lietuvoje pagal mūsų užsakymas pagamintas. Yra gamyklė ir mėsos yra pagal mūsų, kaip pasakyti, halalinė standartas padarytas. Kam įdomu, irgi galiu informuoti. Ir čia yra mūsų parduotuvė. Šiuo metu niekas nėra, jau naktį. Aš čia vieną parduotuvę šiuo metu, negalvokit, kur klientas, šiuo metu nedirbam. Aš tiesiog video darau šiuo metu. Atvažiuokit Garūnų 56, dirbam nuo 7 iki 16 valandos. Sekmadienį nedirbam arba galit mūsų internetinę svetainę galit užsakyti prekės istanbul.lt, galit parašyti ir prašom rekomenduokit mums, atvažiuokit vietoje, susipažinsim, pakalbėsim, jeigu kokio nors klausimus turi būtinai man arba kitom kolegams galit paklaus būtinai, galit paragauti mūsų kavos vietoje, galit paragauti mūsų kavos ir arbatos visada turim ir lauksim.